Man vardas Vanda, 76. A kas pas mane ateis? Sena boba, sėdi, nevaikščioja, nedainuoja, nešoksi. Nu tai kam reikalinga? Ateiti va taip pasidėti va ir miegoti. Nu tai, žinote, į vieną. Nešu sriubytės, man atrodo, svarbiausiai parodyti dėmesį pagyvenusiam žmonėm, pabendrauti nuoširdžiai, sužinot, ką jie jaučia, kaip jie gyvena. Labas, Vanda. Ai, labą dieną. Antanas Guoga jūs trukdo. Ramiai sėdėkit, ar galiu pabendrauti su jumis? Prašom, sėskite. Ačiū. Kaip jūs šiandien laikotės? Gerai, nu. Kaip senas žmogus gali vaikščioti, negaliu, čia vagi vaikščiu, ten viena niekur neišeisiu. Širdžių operacijų padarė, todėl, kad pas mane buvo 4. insultas pradėjo, aš neturėjau, širdis sustoja, ir tada man pjauna čia. Parodyti nuotraukos. Parodykit. Parodyti? Parodykit, aišku. Labai įdomu. Aš turėjau pasą, kurios važiuos. Aš kiek norėjau, tiek galiu kur važiuoti. Nu, toks pasas. Labai įdomu pabendrauti su žmonėm, biškį pakelti jiem nuotaiką. Man atrodo, tas bendravimas yra viskas. Ir labai gerai, kad yra toks judėjimas, kuris bendrauja su žmonėm ir dar atneša sriubos. Bet man atrodo tas pats, kad žmogus jaustų, kad kažkas jį myli, kad kažkas jį užjaučia, kad gali pabūti kartu, nes kai esi vienišas, labai be abejo sunku ir mes visi galim papulti tokią situaciją, taip pat aš. Yra labai svarbu aplamai būti savanoriu, kažkur prisidėti, kur tavo širdis tau sako, prisidėk, padėk, kol esi jaunas, kol stiprus, nes senatvėje tau reikės to ir tau tikrai grįž. Tai dabar mes visi turim galimybę kažką padaryti gero, padaryti kokį gerą veiksmą, pabūt savanoriu, padėti kažkam, paguos kažką ir tai jau daug padeda. Tai visi stojam, einam, darom ir keičiam Lietuvą kartu.